Kanklių gamybos tradicija taip pat išliko ir perduodama iš kartos į kartą. Esame išsaugoję ir tą senąją skobtinių kanklių gamybos tradiciją ir vėlyvesnę klijavimo iš lentelių. Ir noriu pristatyti kanklių meistrą Joną Chockevičių, kuris išmoko kanklės gaminti iš savo tėvelio Vlado. Labadiena visiems. Kanklės gaminti mane išmokino tėtis. Vieną kartą paėmiau rankas jo pagamintas kanklės, priliečiau stygas ir viduje kažką tai, nežinau, sujudino, kažkas suskambėjo. Ir aš kanklių nebegalėjau paleisti iš rankų. Ilgai skambinau, kol galiausiai atėjau pas tėtį ir sakau, tėti, išmokink ir mane pagaminti tokį nuostabų instrumentą. Išmokino. Dabar mes gaminame kartu su tėčiu. Ir labai džiaugiuosi, kad galime dalintis tokiu nuostabiu garsu su žmonėmis. Iš tiesų ir savo vaikus pratinu prie staliaus įrankių, kad būtų kas meistrystę perima. Dar mažiukai jie, dar nedideli, dukrytei 6 metai tik tai, bet jinai sako, kai užaugsiu, būsiu dantų gydytoja, o vakarais grįžusi gaminsiu kanklės. Tai matyt labai gerą pavyzdį mato namie. O kodėl aš gaminu kanklės, tai nežinau, iš tikrųjų tai yra tiesiog negaliu to nedaryti. Šaukia, traukia ir labai patinka. Ir net šį rytą iš tiesų meistravau vienas naujas kanklės. Taigi, mano palinkėjimas mums visiems, skambėkime. Ačiū labai.